Nu ką, paskubom kraunamės, pas man planai keičiasi. Rytas toks intensyvus. Jau. Pusryčius pavalgėm greitai. Šiandien turėjom eiti Levadą kažkur, bet nusprendėm, kad reikia kalną aplankyti. Nu, tai jeigu nerasim vietas varysim Levadą. O jeigu rasim, tai gal dar ir tą. Tai bandysim šiandien užkopti į aukščiausią Madeiros viršukalnę. Pico Ruivo. Nu, pamatysim. Orelis tai geras. Va, saulutė šviečia, šilta, malonu. Kalne turėtų būti apie 12 laipsnių tik tais. Tai žiūrėsim. Nu, Vaidai, tas kelias jau tuoj užsimerkęs, žinosi. Kelintą kartą čia važiuojam. Tai mum važiuoti 24 kilometrai iki Pico de Arieiro. Važiavimo apie pusvalandį gerą, 37 minutės. Tik labai įdomu, ką mes ten rasim. Parkingas bus ko gero pilnas. Aš žiūrėsim. Aš tikiuosi, kad visi bijo važiuoti ir niekas nevažiuos. Vėl vingiuojam tokiais keliukais. Pasukite kairėn. Grinai kopiam į kalną. Posūkis ant posūkio, kairėn. Už 400 metrų pasukite dešinėn. O tai ką? Kelias eina. Uik, Mes čia važiuosim. Jo, mes va ten važiuosim kažkur. Lemba. Jau galvoju, kad išlaiks. Liko 11 laipsnių. Ir 11 kilometrų. Mūsų va ten tikslas tas burbulas. Pirmas tikslas. O paskui bandysim kopti į aukščiausią viršukalnę. Parkingas P2. Nu, vietų kol kas tikrai yra. Laipsnių 9 tik tais, nu. Šiandien labiau pasiruošę. Turim batus normaliai, kaip visi normalūs turistai. Tai va, dienai 5 eurai ta aikštelė. Nedaug. Paskui ten bus kažkur kita aikštelė, kitas parkingas, tai ten brangiau. Kainuoja parai 20 eurų liktais. Nu, turistai pasiruošę. Varysim į trasą. Dabar yra 9 valandos 7 minutės. Pažiūrėsim, per kiek laiko užsikabarosim iki pirmos viršukalnės Arieiro. 800 metrų ir biški sukilimo. Tai varom, ne? Nu kaip lipimas. Ką? Sakai, šalta bus, ne? Jau karšta. Nesuprantu aš to orą. Nu, o biš toks keliukas, nu, sukilimus toks. Ja, Renata jau lukštenasi. Paėjom gal 200 metrų. Tu bet pažiūrėk, kiek sukilom. Matai, kur mašina jau palika. Aš sakau, kad karšta. Nu, limpam. Nu, taip, lipi 800 metrų tik iki to burbulo. Nu ir aišku, ten dar tiek pat. Nu va, toks easy. O, čia Renata lipo. Padūsis. Nu, ten mašina stovi. O jau po biškį vaizdai atsiveria. Mūsų parkingas. Gan greit atėjom. Iš tikrųjų atrodo biškį padūsam, bet nieko. Kažkoks. Tai žodžiu, pasirodo, iš šito taško iki aukščiausios viršukalnės nepavyks nueiti, nes takas uždarytas. Tai būtų arba... Nes buvo gaisras ir užgriuvis. Tai va, 6 arba 7 kilometrai du takai. Tai dabar eisim arčiau 1,5 kilometro, o dėl anos aukščiausios pagalvosim. Pasirodo, čia dar reikia susimokėti, taip nepraleidžia. Dar pagal valandas ir pagal datas, nu tai žodžiu, ne taip paprasta čia, kaip mes galvojom. Vaidas perka bilietus mum. Įdėk.
Už 2 žmonės 9 eurai. Vėliau haikas prasideda. Jo, nepavyks visą praeit, teks važiuoti iš kitos pusės. Tai galėsim rytoj nuvaryti. Ir beje, kas įdomu dar, mes einam Veredą. Vakar ėjom Levadą, šiandien Veredą. Tai va, Super. vaizdai. Ai, sau. My God. Nu. Aha, manau, sakė, bus ką veikti, tik 1,5 kilometro, bet bus ką veikti. Bet vaizdelis. Wow. Va šitą, Aryro, va šitą Aryro viršukalnę, jinai yra 3 pagal aukštį. Mes einam kaip ir į pirmą, bet nedaisim šiandien. Į aukščiausią. Nu. Aplink aukščiausias. Nu. Super. Wow. Superiniai vaizdai aplinkui. But you think you're doing it wrong. High pressure underground. Your body's on time, made it. Your body's on time, made it. Pretty pictures from the upward bound. When the thunder hits, it doesn't make a sound. World's in a hurry just to be let down. Wearing no worry like a wedding gown. Dabar tenai lipsim. Aukštyn, ane, Renat? Nieko gero. Tas takelis. Va čia tas takelis, kur visur nuotraukose būna, ne? Čia visi lauk nusifotkinti. Va, kaip vaizdelis. Superinis. Nu, va šitą tai užskaitam 100%. Mes po vieną. Renat parodė, kaip žiūri per bordiūrą. Biški nejauko, ne? Dar neaišku, tas aptvėrims visą uolieną nenulinks. O, Ir tu taip žiūri. ne, tai čia, pažiūrėk, kur mes buvom. O ten buvom mes. Va, mūsų finišas šiandien va ten. Vartai toliau nebeleidžia, nes buvo gaisras ir uždaryta. Dangaus nusileidė. Svarbu po kojomis žiūrėti. Jo, ir atrodo, kad gamta padarė specialiai. Na ir biškį žmogus, aišku. Galutinė stotelė mūsų. Vartukai priekyje. Čia žmonių daug. 2 paukščiukai, pažiūrėk. Jie rimtai maisto prašo, laukia. Gudruoliai. Žiūri gailiai pro grotas, nieks toliau neleidžia. Pažiūrėk, kokiu ten eitum. Nu kodėl turėjo čia gaisras būti, aš nesuprantu. Ozai? Palei kalną. Laiptelį. Būtų vaizdų kokių buvę. Jo, va ten palei kalną, ten kažkur už kalno, į pakalnę, į kalną ir... Ką padarysi? Grotos. Neleidžia. Ja, gal ir gerai. Pažiūrėk atgal. Vaizdas. Nu ką, įveikėm tą trumpą atstumą.
1,5 kilometro kažkur. Nu. Apie 1,5 dabar tiek pat grįžti atgal. Bet čia Va, pasaka, čia net nepajauti, kaip ateini, kai aplink tokie grožiai, tai nežinau, eitum ir eitum. Nu ką, debesėlis artėja po biškį. O jau artyn, bet jau mes viską pamatėm, tai nebebaisu. Nu ką, judam? Padusai biškį. Žiūrėk, cipsius. Cipsiau? Tokie paukščiukai drąsūs. Cipsiau. Kaip čia veikia, kur apkite? Ant tako kartais su žmonėm vaikštė. Daug batono. Nebedaug liko, baigiam grįžinėti. Nu ką, turim jau beveik 11 valandų. Žmonių daugėja. Gerai vaisakė, sako, visi viešbučios pavalgo pusryčius. Ir tada ir autobusai pradeda vežti. Ir ta visa masė. Nu, biški padusai. Jau. Nu, kad nepadusi. 1000 laiptelių. Jau geras. Ten tas kupolas, jeigu aš gerai suprantu, čia yra radaras karinis. Normaliai pastatai ant aukščiausios viršūnės. Ir visa sala kaip ant delno. Viskas, grįžom prie burbulo. Dar užlipam į šitą kalniuką. Areiro. Šitą kaip ir pasiekėm, čia labai žmonėm apripėtai. Nu, Vaidai, trečia pagal dydį, viršukalnė Madeira. Tai čia su mašina užvažiuoji. Easy. Tačiau užvažiuoji su mašina. Nu taip, bet vis tiek, super. Ten geriau. Vieną užsiskaitėm, kitos norėjom pasiekti, šiandien nepasiekėm, nes kelias uždarytas. Tai tikimės rytoj tą padaryti iš kitos pusės. Nu, lengviau biškai. Tai va, viskas, debesėlis atslenka. Tuoj vaizdą uždeng pačiu laiku. Po biškutį link automobilio. Nu. Va, aikštelė pilnutėlė. Ateinant, tai čia dar daug vietų buvo. Judam. Bet čia vos nesunkiau eiti. Jaučias kojos, nes dabar į pakalnę visą laiką. Ai, nu vėl bus įspūdžių pilna diena. Vakar daug pamatėm, šiandien dar įspūdingiau. Gerai, kad šitie krūmai be spiglių. Tai braukia taip, šalnos tokie. Gal nenuodingi. Taip brauki, po to žiūri vakar visas kaip rupūžė, štynės, spogais išben. Paskutiniai žingsniai, bet spūdinga dienos pradžia. Dabar labai tikėkimės, kad rasim vietas prie Levados, ne? Levada. Čia nori eiti laipteliais. Ko čia? Didelį. Arba du žingsniai. Ne, pažiūrėk, va. Nu, va, tavo kojos ilgos, kaip tau gerai. Nu, normaliai viskas. Kaip tik pagal mane, nes aš dažniausiai kas antrą laiptelį dažniausiai einu. Renatas žingsniukimai. Taip. Mes padarėm tai. Nu ką, šaunuoliai, pasikeičiam avalynę ir važiuosim kažkur toliau. Jo. Kas gerai, va, kavytės galim karšta, ne? atsigerti. Ne, man ne karšta. Išėjom iš čia, iš šitos aikštelės, buvo po 9-7 minutės, o dabar turim 11:40, tai kas čia gaunasi, maždaug 2,5 valandos ėjom, ne? Va, ir 13 jau laipsnių, nes ryte buvo 9 laipsnių tik tais. Dabar mums liko važiuoti apie valandą laiko iki mūsų tikslo. Šalis. Avis? Miegu. Aš galvojau ištrankytas, bet... Ne, jūs šildos prie sienos Pažiūrėk, prisispaudusios. debesis iš niekur. Va, tiesiog siena debesų. Pažiūrėk. Uikt.
O, Trumpas sustojimėlis pasigrožėti Funšalio vaizdu. Vaidai, gal 6 bėgį jau įsijungiai? ne, nereikia čia visai bėgio. Čia rieda savai. Gerai. Bet va čia jau ūkiai, plantacijos bananų. Būdam? Važiavom, radom šiaip ne taip vietą pasistatyti. Bandysim praeiti levadą, bet iki tos levados dar reik biškį paėjėti, nes čia kažkur mes miestelį radom vietą. Yra levada, nu. Aš Einam. beveik garantuoju, kad va sek šitą yra tas. Ir mūsų levada do Moinho. Kažkur va čia prie bažnyčios prasideda. Einam biškį bažnyčią pakitą. Tai, bet koks jos ilgis, tiksliai mes nežinom. Tai tiesiog eisim ir žiūrėsim. Jau tik kad vietas gali užėjti. Tai va, neaukstasi. O kaip vanduo atbėga. Ir iš kažkur. Nusimato žygelis. Va, levada ten. Kitokia, jin atvira. Ir gerai, kad debesėlis išlinko. Nu ką, minam, ne? Varom, aš greičiau jau noriu. Čia spina, matai? Užrakinta. Susimokėk, jeigu nori. O mes... Čia va po tvorą, per Nu, tvorą. nu. Ne per tvorą, va, Renat matais. Va, kaip geras, Na. įdomiai. Tai va. Gerai, einam. Aidai, va, žiūrėk, sausas takas. Mes šiandien pasiruošę purvą braidyti. Nu, galbūt dar purvą. Nu va, matai, atsargiai krentantis akmenys ir taip toliau. Nu, davai, minam. Pradžia tai labai gera, aišku, žinai. Bet vaizdelis atsisuk, žiūrėk. Wow. Ir va, upelis nuteka. Ne? Wow. Oi, liuks. Bet čia tas filmuota. Ir viską laukėlė, tik va, kaip dirbom laukai. Aha, Ir drekinas visi išpau. Dabar, gudriai. šilumos sočiai, tai čia. Nu, tai va, kaip veikia drėkinimas. Nu. Yra iš levados, va, eina šlanga. Va, čia Žemyn. tokia irgi dar levadėlė Nu. padaryta. Viskas. Ir viskas per šlangą. Ir laisto daržą. Ir čia- laiptukai, žiūrėk, dar. Kiekvienas Kad galėtum užlipti, va, ir augina kažkokias, nežinau, kultūras. Ne, kas augint? Šitas tai garantuotai tekilą gamin. Nu, garantuotai. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. Bet tie va akmenys tai iš tikrųjų sušlapę. Šiaip tai žiauriai slidus, reik labai atsargiai eiti. Mes iš nuo tos bažnyčios atėjom jau. Visą tavo. Visą šičia. Tai va. Ir čia tik 2 kilometrai. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Mūsų žygis. O einam kokie 3 kilometrą, va tokiais va. Kaip levadas prasideda, atradom pagaliau. Iš krioklio. Užtvenktas krioklys Jo. ir viskas. Ir va. Ir į vieną, bet žiūrėk, Ne, ateita iš kito krioklio.
Galio ateina tokia mistika, tokia pasamanos žalios. Nežinau, Vaidas, tai čia ekstremaliai. Bet aišku, jis įraš iš paskos. Parašyta, kad atsargiai. Čia va krioklys nubėga. Nu, bandom. Nu ką, žinau, tokiais eiti. Bet einam. O ką čia priėm tokia užtvankėlė. Teks reiškės laiptais lipti aukštyn. Nes čia panašu, kad baigėsi. Tai va, ta upė, kur šniokščia. Čia Renata ateina. Čia pabaiga. Teks laiptais lipti. Kas? Laiptais teks lipti, čia pabaiga, čia nieko nenai. Na, atgal. Gal priėjom, grįžinėsim dabar atgalios. Nežinau, vienai vietoj kojos padrebėja biški. Tu tai atsipalaidavęs varyk. Ką, bandom kažkur kitur eiti? Ar nueisim? Ar pasiklysim? Neaišku, ne? Aš manau, kad bus iš to pačio krioklio ta kita levada ir grįšim. Aš irgi taip galvoju. Ratu. Sužinosim. Nu ką, ten iš pirmo lėvelio pakilom į antrą lėvelį. Bet realiai nežinom, ar čia mes grįšim, ar pasiklysim. Nes čia jau antras aukštas tos levados. Nu, tokia upė beveik. Čia jau tikrai su baidarė prasirtum. Nieko, nėra jokios informacijos. Tik tais, kad atsargiai griūvantis akmenys. Nieko daugiau. Po kojom. Galų gal vis tiek priėm galą. Nemanau, kad... Jo. Ne, tu visą pačioj va. Pagėrinant. Va. Ir viskas, ir kalnų upė daugiau. Užtvanka, nu žodžiu, ne ta vieta. Grįžinėsim. Nuėjom 5,8 kilometrą. Taip? Aha. Taip, kažkur. Na, pagal laikrodį ten. Ir dabar judam atgal. Va, mūsų kelias. Bandysim šitą, jeigu... Eisim atgal kitą trasą. Tai jeigu nepasiklysim, tai grįšim. Jeigu ne, atvarykit mūsų ieškoti. Nu tai iš tikrųjų dabar grįžinėjam kitą levadą. Čia greitkelis, va, eini puikiausiai, nei akmenų tau, nei po kojom dairytis, tik dairytis, kad neįgriūtum į vandenį. O šiaip tai... Arba nuo kalno. Bet žmonių tai daug einančių. Tik klausiams, kur nueisim. Ar grįšim į miestelį, ar grįšim į kitą miestelį. Kažkur vis tiek nueisim. Mes atėjom žemiau gerokai, o dabar aukščiau grįžtam atgal. O mes einam va taip lygiai, o va ten filmavomės ir fotkinamės prie nuo krioklio. Apačioj ten. Va. Kiek pakilom? Geras. Dar įdomu. Ir va čia greičiausiai bus tunelis kažkur prieki. Gera.
krioklio stoviu. Eina sau. Va čia tai super pramoga iš tikrųjų. Va dėl šito, tai čia verta eiti, kad ir 20 kilometrų į šitą grožį. Vaidai, taip sakant, iš krioklio tiesiai į tunelį tamsu. O kur mūsų šviestuvėliai? Oho, toks nemažas ir dar į levadą svarbu neįkristi. Nu, tu pašviesk. Bet nieko. Bet jeigu iš priekio žmogus, tai gali kaktomušą susidurti. Eina. Netripti. Reik šnekėt, kad tu mane... Nu. Yes! Saulė! Kaip keista, atsargiai tik tais. Bet tai, jūs norit pasakyti, čia specialiai levadai padarė tunelį, prakasė kalną, kad prabėgtų vanduo. Nu, nesuvokiama. Reikia prasilenkti. Lenkiam. Nu va, taip ir prasilenkinėjam visą kelią su keliauninkais. Tai jo, mes nusprendėm, kad ta senoji tokia buvo įspūdingesnė, kur akmenų, ten toksai po kojom, žiūrėk, kad nepargriūtum. Nu čia bet čia patogu. O, įspūdžio ir vienoj vietoj. Jo, va taip nerealiai. Bet faktiškai galės. Tai taip, turi praeiti visą trasą. Diena tai įspūdinga. Nežinau, tiek įspūdžių, nu retai būn, kad per dieną gautum. O, čia slidu. Tai va, gerai, kol iš priekio nieks neatein, bet gali prasilenkti, nėra taip blogai. Spėju, kaip aš galiu nespėti. Va, taip ir vinguriuojam su levadom kartu. Užtvarų jokių, skardis iš karto. Bet visi taip eina. Mucho perfecto. Kaip italai pasakyn. Tik gelato betrūksta rankai. Būtų dos vynas. Ne, dos vynas čia pavojinga, žinok. Nes čia pusiausvyros reikia gero. Na, kas norit krioklių gražių. Nu va, eini va tipo. Krašteliu. Nu, yra reikalų biški. O ten va, bedugnė. Bažnyčia matosi, Renata. Jau bažnytėlė. O kur ta bažnyčia? Oi, žiūrėk. Nu. Viskas liuk. Va, matai? Nu. Mes ėjom apatinę, o va dabar grįšim aukštutinę. Nu. Matos viskuti. Ir saulė ten laukia mūsų. Super. Nu. Nu va, dar vienas kriokliukas. Tiltas padarytas. Aš beveik garantuoju, kad seniau pro čia būdavo praėjims. Taip įspūdingai. Optinė iliuzija. Atrodo, kad eitumėm į kalną, vanduo bėga. Tai va. Gal ir rankas nusiplauti. Gali ir išsimaudyti. Nu nežinau, kas aukščio bijo, eiti nelabai patarčiau. O, praleidžia. Man atrodo, čia bet koks niurzga atėjęs eitų išsišiepęs, nes visi eina išsišiepę. Ačiū, dėkoja, žinai, bet taip žiauriai faina. Jau kaip ir baigiame pareiti miestelį.
nes prasideda daržai. Namą jau matėm aukštai ant kalno. Tai va, galim dar pasigrožėti. Ten lietus lyja. Mūsų tikslas, mums bažnyčios iš tikrųjų nebereik, mūsų mašina žemiau stovi, galim dar pasigrožėti ir viskas, jau į miestą lysim. O mes žinom, iš kur jie vandenį gauna. Tai va, pagaliau pamatėm, kaip ta levada pasidaro, bet mes dar einam ant vandens. Va, viskas atsiskiria. Va, bet čia dar iš kažkur aukščiau atbėga. Ir vanduo, visur vanduo. Tai gyvybės šaltinis šito salos. Einam pro bananų plantaciją, bet, žinok, aš jaučiu, plemba, gaila, kad žali, tikrai nusiskinčiau bananiuką. Va, kokie įdomus. Ir va, žiedas banano. Va, kokio dydžio pagal ranką kekė. Oho. Dar nesibaigė mūsų žygis. Štai ir mūsų Dacia. Gerai, pasikeičiam batus ir varom valgyt maisto ieškoti. Valgiam pusryčius. Tai buvo 8 valandą, dabar 4:30, mes nei kąsnio burnoj, tikrai neturėjom. Kavos porą gurkšnių ir vandens. Nusipelnėm sotaus maisto. Užsipirkom truputėlį maistelio. Tai viskas, važiuojam į viešbutį vakarienės valgyti. Šiandien turbūt jau mūsų visi žygiai, visi nuotykiai baigėsi. Bet dar ne vakaras. Toks trumpas sustojimėlis dar pakeliui. Jau traukiam link viešbučio. Bet va, visur tie miradorai gražus aplinkui. Va, apačioj bananų plantacija. Ar ne plantacija, daržas, gal sodas bananų. Vaizdai tai čia visur superiniai. Kur bežiūrėtum, ar kalnuose, ar pajūrį. Čia visur fantastika. Dar net vaivorykštę pamatėm. Geras čia. Pasirinkite išvažiavimą dešinėje. Tada toliau važiuokite tiesiai. Grįžom. Bet kaip malonu va grįžti. Indai tau išplauti. Tvarkinga, gražu. Lova paklota. Nes mes šiaip būdavom užkabinę, kad netvarkytų. Gražu, švaru. Mūsų restoranas. Žinai, kai nuo ryto nevalgęs, tai čia pats skaniausias maistas. Nu ką? Alaus vyno, keistok. Persibazavom vakarieniai į balkoną. Stebim, kaip kyla ir leidžiasi lėktuvai. Iš tikrųjų neatsimenu, ar filmavau ar ne, kaip atrodo mūsų viešbutis. Tai mes gyvenam 2 aukšte ir čia tokia foje. Čia vakarais vyksta gyvo garso koncertai. Čia susirenka žmonės, sėdi kavinukėj. Čia foje, registratūra. O ten va dar žemiau. Kažkur, žodžiu, einam pusryčiauti. Tai va, toks visai neblogas viešbutukas.